Ji nenustykstanti vietoje, charizmatiška ir visada su šypsena. Ji vaikščiojanti pozityvo bomba. Klaipėdos universitetas turi sielą. Tai Karolina Etnerytė. Ši mergina ne tik Universitetai LT laidos vedėja, teatrologijos magistro 1 kurso studentė, bet ir Valio apdovanojimų nominantė. Šiandien ją galėsite išvysti visai kitokią nei kiekvieną šeštadienio rytą. Mergina net nenutokė, kad yra viena iš Valio apdovanojimų pretendenčių. Tai sužinojo įsijungusi balsavimo lentelę ir pamačiusi savo pavardę. Karolina mano, jog universiteto siela buvo išrinkta dėl to, kad yra visur matoma. Aš jau 5 metus studijuoju šitam universitete, Klaipėdos universitete. Dabar studijuoju magistrantūrą. Man labai patinka mokytis, aš esu labai smalsi, visur kišu savo snapą, dabar ir televizija dar mane rodo, aš esu vedėja laidos. Universiteto lankstinukuose irgi savo veidelį visur matau. Tai manau, kad taip ir įvyko, taip nusprendė ir taip tie, kurie rinko, jie pasiūlė mane, nes jie mane mato ir jie pagalvoja, kad aš galėčiau būti siela. Savo dieną universitete Karolina leidžia įprastai, skiria laiko visiems ir viską spėja. Po paskaitų neapleidžia ir savo pomėgių – dainavimo, šokių ir vaidybos. Universitete einu į paskaitas. Paskaitos dažniausiai man būna jau po pietų, nes tai yra magistrantūros studijos. Einu į paskaitas, užeinu į studentų atstovybę, pasiklausiu, ką gero šią savaitę reikia nuveikti, kuo galiu padėti. Dažnai užeinu į literatūros katedrą, pasiklausiu, ar viskas gerai, kadangi esu seniūnė. Viskas susižinau, viskas tvarkoju, tada galiu ramiai eiti į kitus savo užsiėmimus. Bet universitete viską atlieku, kas man priklauso. Vaikystėje Karolina buvo taip pat nenuorama. Visada viską norėdavo pamatyti ir sužinoti. Nors ji ir iš nedidelio kaimelio, tačiau tai nesustabdė jos siekti savo tikslų. Jei mama ir močiutė jau nuo mažų dienų kartojo, kad jos vieta televizijoje. Aš esu iš Kaišiadorių rajono, Antakalnio, gyvenvietės, sakyčiau. Ir manau, kad visi mane pažinoja tiek Kaišiadorių Algirdo Brazausko, buvusi vidurinė dabar gimnazija, tiek mano visi gyvenvietės, kaimelio bendruomenė, visi mane žinojo kaip aktyvę asmenybę. Ir kad aš kažkur taip papulsiu į teliką, kaip jie sako, tai aš manau, kad jie visi juokaudavo taip. Mokyklose, ypač mama juokaudavo, močiutė sakydavo, žurnalistė, tu būsi žurnalistė. Aš dabar ne žurnalistė, aš laidų vedėja. Bet tai visai būdavo siekiamybė. Aktyviam žmogui tokiam kaip aš, teatro ten vaidinančiam, vedančiam renginius, visai, tu tai jau vesi laidą. Tas, kad vesiu laidą, tai čia buvo pajuokauti. Tik aš manau, kad čia yra mažytis etapas mano didelio kelio. Dar vedu laidą čia, toliau eisiu į Lietuvos nacionalinę televiziją.